Dabar apie vadovėlį trumpai, tai pristatom jį aš, šito projekto vadovas Leonas Narkevičius ir Natalija Sinicina, kuri yra vadovėlio redaktorė. Pradėsime kalbėti apie patį vadovėlį. Mes pristatysime jum serijos matematika visiems vadovėlių. Šiuo metu rengiami 9 ir 10 klasiai vadovėliai ir jie rengiami pagal 2022 metais patvirtintą atnaujintą matematikos programą. Šie vadovėliai tai yra progimnazijos klasėms parašytų tos pačios serijos matematika visiems vadovėlių tęsinys. Tai visa filosofija, struktūra, stilius yra išlaikytas maksimaliai, kiek buvo įmanoma pagal progimnazijinius tos vadovėlius. Tai jeigu teko kažkam dirbti, tai jau šitas vadovėlis bus artimesnis, suprantamesnis ir jo logika bus jum labai pažįstama ir aiški. Reikia pabrėžti, kad naujas vadovėlis kūriamas, sukuriant visiškai unikalų turinį naują, tai nėra senų vadovėlių atkartojimas, nei teorija, nei praktiniai uždaviniai nėra paimami iš senesnių, iš kitų versijų, iš kitų serijų vadovėlių. Unikalus, naujas, nuo nulio, nuo švaraus lapo parašytas vadovėlis. 9 klasės vadovėlis bus parengtas jau ateinantiems mokslo metams, bet noriu atkreipti dėmesį, kad jau dabar yra atspausdintas pavyzdinis pirmos dalies variantas ir balandžio mėnesį pasirodys jau tikrasis vadovėlis, 9 klasės pirma dalis jau bus atspausdinta ir vadovėliai bus, juos galima užsakyti, pirkti ir su jais susipažinti iš arčiau. 10 klasės vadovėlio teks palaukti dar metus iki dar kitų mokslo metų. Dabar ekrane jūs matote visus 9 klasės vadovėlio autorius ir recenzentus. Labai svarbu pabrėžti, kad tarp autorių yra ne tik profesionalūs matematikai, bet tai yra mokytojai, kurie dirba su mokiniais, kurie susipažinę su naujos programos iššūkiais, problemomis, su visais niuansais iš praktikos. Ir šiame vadovėlyje atsispindi visa jų patirtis, visa išmintis ir visos įžvalgos. Turbūt nupirkt bus tos pačius ginklus, nes kas dabar yra labai svarbu, tai yra labai svarbu, kad būtų tęsiama parama Ukrainai. Jie turi gauti artileriją, jie turi gauti ginklus. Kažkas ar... Gerai, tęsime toliau. 9 klasės knygą recenzavo 3 ekspertai. Tai Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakulteto docentas Edmundas Mazėtis, mokytoja ekspertė Regina Užbikavičienė ir mokytoja ekspertė Jurga Deveikytė. Tai tiek apie autorius ir recenzentus ir dabar truputėlį plačiau papasakosiu apie pavyzdinį variantą, kurį truputėlį rodėme per kamerą prieš pradėdami šį seminarą. Šį pavyzdinį variantą, kuris jau yra atspausdintas, galima bus pamatyti atvykus į knygų mugę, kuri vyks jau kitą savaitę nuo vasario 27 dienos. Ateikite, visus kviečiame prie leidyklos TEF stendo, galėsite susipažinti su šio vadovėliu iš arčiau, galbūt pamatyti ir mus, ir kai kuriuos autorius. Taip pat keli šio vadovėlio egzemplioriai bus atvežti į Šiaulius, į Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos matematikos olimpiadą šių metų kovo 1 dieną. Projektų vadovas Leonas Narkevičius skaitys seminarą mokytojams ir irgi trumpai pristatys šį vadovėlį ir turės kelis egzempliorius pavartymui. Taip pat galite kreiptis į leidyklą, adresas parašytas skaidrėje, dėl galimybių gauti pavyzdinį variantą ir jums tada suteiks visą informaciją, kur ir kada galima su juo susipažinti.
norime atkreipti dėmesį, kad šis atspausdintas variantas tai yra pavyzdinis variantas, tai dar nėra galutinė vadovėlių versija, dar gali būti likę kažkokių netikslumų, kuriuos mes dar visus išgaudysim ir ištaisysim, bet jeigu jūs norėtumėte suteikti mums grįžtamą ryšį, tai prašome padaryti tai, parašykite arba į leidyklą, arba tiesiai projektų vadovui Leonui Narkevičiui, tais adresais, kurios matote skaidrėje. Ir dar noriu paminėti, kad be šito popierinio pavyzdinio varianto esame TEF leidyklos puslapyje patalpinę visą pirmo skyriaus turinį. Jį galima elektroniškai pavartyti vadovėlį ir susipažinti pilnai su pirmo skyriaus turiniu. Kokie uždaviniai, kaip surašyta teorija, kokie pavyzdžiai pateikiami ir taip toliau. Kalbant apie šios serijos matematiką visiems, filosofiją ir koncepciją, tai mūsų tokie du pagrindiniai norai buvo. Pirmas, tai siekiame ugdyti mokinį gebantį mintis reikšti matematiškai tiksliai ir teisingai, todėl visą teoriją, visus pavyzdžius stengiamės surašyti lakoniškai, labai aiškiai, kad labai aiškiai matytųsi loginė samprotavimo seka. Ir antras svarbus dalykas, kad vadovėlis yra orientuotas į mokinę. Todėl mokymosi medžiaga pritaikyta įvairių gebėjimų mokiniams nuo slenkstinio lygio iki aukštesnio pasiekimų lygio. Turinį stengiamės pateikti mokiniams suprantamą kalbą, siejom su šio amžiaus mokinių patirtimis bei realių gyvenimu ir siekiame sudaryti galimybė kiekvienam mokiniui per matematikos mokymosi turinį ugdytis matematinį raštingumą ir mokytis matematiškai samprotauti, kad įgytas kompetencijas jis galėtų taikyti savo kasdieniniam gyvenimui. Kažkas piešia ant mūsų skaidrių. Dabar truputėlį taip plačiau vadovėlis, apie kurį mes dabar kalbam, mes kalbėsim apie 9 klasės vadovėlį dabar, bet vadovėlis tai nėra tik popierinė knyga, į pilną komplektą įeitų ir skaitmeninis vadovėlio komplektas. Labai didelis prašymas išjungti mikrofonus. Taip, be popierinių vadovėlių, pirma, antra dalis bus iš 2 dalių sudėtas vadovėlis, bus dar skaitmeniniai vadovėlio komplektai, atskiras komplektas mokiniui ir atskiras mokytojui. Taip pat bus išleista savarankiškų ir kontrolinių darbų knygutė ir Kurkė SKD, tai yra tokia kompiuterinė priemonė, kuri leidžia sukurti pagal savo norus savarankiškus ir kontrolinius darbus, remiantis savarankiškų darbų knygutės medžiaga. Taip, aš papasakosiu truputėlį apie popierinio vadovėlio struktūrą. Dabar pirmiausiai apie turinį. Pirmoje dalyje bus pirmiausiai kartojame 5-8 klasių kursą. Tuomet pirmos dalies mokomosios temos yra funkcijos ir sekos, tiesinė funkcija, kvadratinė lygtis ir kvadratinė funkcija. Antroje dalyje likusios 9 klasiai priklausančios temos apie trupmeninius reiškinius, lygčių sistemas, trigonometriją, apskritimas ir statistika. Pirmiausiai, progimnazijos kurso kartojimas. Tai yra užduotys su teorijos intarpais ir pavyzdžiais. Parinkome 10 temų, kurios mūsų manymų labiausiai reikalingos pakartoti prieš mokantis 9 klasės kursą. Matot, tikrai patys svarbiausi dalykai, veiksmai su skaičiais, čia nuo pat 5 klasės, procentai, laipsniai, šaknys, reiškiniai, lygtys, lygčių sistemos, nelygybės, ko tikrai reikės apibrėžimo srityse ir panašiai, na ir truputis geometrijos.
kada kartoti ir kiek kartoti, jau čia, žinoma, sprendžia mokytojas. Tai tas skyrius, žinoma, yra neprivalomas. Mokytojai gali truputėlį su tais uždaviniais padirbėti galbūt rugsėjo pradžioje, kol mokiniai įsivažiuos į mokymosi tempą. Kai kurie galbūt pakartos būtent tas temeles, kurios reikalingos jau konkrečiuose skyriuose. Iš viso skyriuje surinkti 107 uždaviniai ir jau mokytojas pats nuspręs, kada ir kaip su tais uždaviniais dirbti. Čia yra pavyzdys iš šio kartojimo skyriaus pagal mūsų visą vadovėlio dėliojimo principą. Jau ir šitame skyriuje matot, yra uždaviniai, tada melsvame fone yra formulytė, kuria remiantis tą reiktų spręsti. Vėlgi iškelkite dauginamai arba įkelkite dauginamai į pošaknį, yra pavyzdėliai. Tas pats dešinėje apačioje su geometrija, priminta, kas yra trapecija. Toliau uždavinys apie plotą, priminta, kas yra plotas. Dabar vadovėlio struktūra sudaryta taip, kad kiekvieno skyriaus pradžioje yra, nežiūrint to, kad buvo kartojimo kursas bendras, bet yra prisimenami, kad dar primintumėm tai, ko reikia būtent šitam konkrečiam skyrelyje. Tuomet išvardinti visi skyrelių pavadinimai to skyriaus. Toliau irgi bus atskirai pakalbėta, kas yra apibendriname, kartojimo uždaviniai pasitikriname. Na ir apačioje matom trumpą skyriaus apžvalgą, kad būtų aišku, kas joje bus. Tai tas prisimename. Čia yra pavyzdys iš 3 skyriaus kvadratinė lygtis. Tai va kaip tik ir primenama kvadratinė šaknis, šaknies veiksmai, darbas su reiškiniais, jų prastinimas, skaidymas dauginamaisiais, raidinio reiškinio reikšmės skaičiavimas, primenama, kas yra lygties sprendinys, na ir kaip spręsti tiesinės lygtis. Toliau temos dėstymas. Jis vyksta tokiu būdu, kad pirmiausiai tekstu išdėstom temos medžiagą, o po to eina, irgi skaitosi prie teorijos 5 tokios užduotys skirtos grupiniam darbui kartu su mokytoju mokinių. Pirmas dalykas tai yra užduotis pasvarstykime. Vadovėlyje tai tokių 3 žmogeliukų simbolis tą rodys. Ir šioje užduotyje mokytojas su mokiniais toliau nagrinėja užduotą kažkokį tai uždavinį, kažkokią problemą ir gali į ją įsigilinti. Kiekvienas mokytojas akcentuos, žinoma, savo įprastus dalykus, nurodys, kokias klaidas čia galima padaryti ir kaip jų išvengti. Na, o po jų eis 4 įvadiniai uždaviniai visų 4 mokymosi lygių, po vieną kiekvienam pasiekimų lygiui, pradedant lengviausiu, kuris dažniausiai su pasirenkamaisiais atsakymais, ir baigiant jau tuo aukščiausiuoju lygiu. Na, o čia kaip ta teorija dėstoma. Bet kvadratinės funkcijos samprata, pavyzdžiui, pradžioje yra praktinis pavyzdys, kuris susiveda į kvadratinį reiškinį ir tada įvardijame, kad mes gavom kvadratinę funkciją, žalsvam fone apibrėžiama, kas tai yra kvadratinė funkcija, apačioje keletas pavyzdukų, kas yra, kuris reiškinys yra kvadratinė funkcija, kuris nėra. Tada braižomas grafikas nuosekliai ir viršuje apibrėžiama, kad tas grafikas vadinamas parabolė. Čia pat parodoma, kad tai yra šakos, viršūnės, simetrijos ašis, išvardijamos savybės. Dar vienas grafikas su šakomis į apačią. Na ir šitas skyriukas tęsiasi dar pusę puslapio
irgi grafikų, kur vienoje koordinačių plokštumėje nupaišyta x kvadratu, 2x kvadratu ir 1/2 x kvadratu, pasakoma, kas jiems bendro, ir jau tame puslapyje toliau eina tas pasvarstykime tą dalelę. Toliau teorijoje stengiamės duoti nemažai pavyzdžių. Ir pavyzdžiuose aiškinam ne tik tai, kaip daryti, bet ir kodėl. Va yra, kaip matot, parašytos ir formulės, kuriomis reikia remtis tuose pavyzdžiuose. Ir netgi sprendžiant pirmąjį pavyzdį, matom, kad konkrečiai įvardinam, kurie iš tų formulių remdamiesi įsprendžiam, kodėl kvadratu pakeltas lygus nuliui, kad ir pats reiškinys lygus nuliui, išsprendžiama lygtis. Antras uždavinys nedaug sunkesnis, šiek tiek rimtesni koeficientai, vėlgi truputį kita formulė pritaikyta ir išspręsta. Na ir trečias, ketvirtas pavyzdžiai iliustruoja, kad pateikiant samprotavimus naudojam spalvas, kurios padėtų susiorientuoti, va kaip 5x išskaidyta į 2 dėmenis matosi, toliau čia ekrane ne taip ryšku, bet vadovėlį gerai matysis, kad x+2 mėlynai pažymėtas, kuris bendras ir taip pat va iškeltas. Ir ketvirtam pavyzdyje, kuris irgi trupučiuką sunkesnis, viskas nuosekliai su paaiškinimais, kas kodėl. Dabar čia pavyzdžiui skyrelio funkcijos grafikas ir savybės. Čia viršuje yra pavyzdys, kaip iš to įprastinio kvadratinio trinario išraiškos gaunama prieš tai ankstesnėme skyrelyje jau parodyta parabolės išraiška pavidalo x minus m kvadratu plus n. Ir čia va suvesta, kad tai yra tas pats. Ir prieš tai jau buvo pasakyta, kad tokios funkcijos grafikas yra parabolė. Ir čia, kadangi vienas į kitą virsta, reiškia, bet kurio kvadratinio trinario grafikas yra parabolė. Na ir parodoma, kaip gaunama viršūnės x koordinatė, viršūnės abscise. Čia trupučiuką žemiau, kur antras paveikslas kairėje pusėje įrodinėjama ir parodoma, kad irgi kaip jau buvo tam pavidale x minus m kvadratu plus n, kad nuo to n priklauso kilimas aukštyn ir leidimasis žemyn. Tai čia va irgi prie trinario pridėtas d, subendrintas ir papaišyta, kaip kyla aukštyn, leidžiasi žemyn, bet šitoj situacijoje nekinta x viršūnės. Ir čia truputį žemiau žalsvam fone susiejama x viršūnė su parabolės koeficientais. Viršūnės y koordinatę manom, kad daug paprasčiau yra skaičiuoti pagal bendrą supratimą, kadangi čia ir funkcijas jau bus mokėsi, kad reikia skaičiuoti funkciją taške, o ne mokytis mintinai, kaip iš koeficientų gauti tos viršūnės koordinatę. Tai va, šitaip pateikta čia. Na, dabar aš truputį plačiau pakalbėsiu būtent apie tos įvadinius uždavinius, pasvarstykime ir 4 įvadinius pagal lygius. Užduotis pasvarstykime, ji labiausiai priskiriama dar prie teorijos. Kaip ir minėjau jau projekto vadovas, tai užduotis, kuri turi pasėti sėklą diskusijai, kurią moderuoja mokytojas, bet ji pateikiama iš karto po išdėstytos teorinės medžiagos ir jos pagrindinė paskirtis. Atsiprašau, čia pas mus. Kažkur nušoko skaidrė. Ne. Jos pagrindinė paskirtis skatinti mokinius samprotauti, remintis ką tik įgytomis naujomis žiniomis, kelti hipotezes, diskutuoti ir pagrįsti
išvadas pagrįsti arba paneigti tam tikrus teiginius. Pavyzdžiai iš vadovėlio. Dabar pateiksiu 4 konkrečius pavyzdžius, kaip atrodo pasvarstykime uždavinys. Tarkim, paimdami skyrių funkcijos sąvoką, galime aptikti tokį uždavinį, kad duotas stačiakampis, kurio plotas 12 kvadratinių centimetrų, kraštinių ilgius siūlome pažymėti kintamaisiais x ir y ir užrašyti priklausomybę, kaip vienos kraštinės ilgis priklauso nuo kitos. Pasvarstykite, prašome mokinių pasvarstyti, ar ši priklausomybė yra funkcinė. Jie ką tik perskaitė arba išgirdo iš mokytojo apibrėžimą, kokios priklausomybės yra funkcijos, kokios nėra. Ir va čia jau turi pateikti pagrįstą argumentuotą savo išvadą. Ar tai yra funkcija, ar tai yra ne funkcija ir nurodyti kintamuosius, argumentą, funkciją, nustatyti apibrėžimo ir reikšmių sritį. Viena užduotis, bet jie apima visus pagrindinius teiginius iš išdėstyto skyrelio. Iš antrojo skyriaus pasirinkau tokį kaip pavyzdį tiesinę funkciją. Prašo panagrinėti tiesinę funkciją, kurios krypties koeficientas lygus 0. Prieš tai teorijoje yra labai taip nuosekliai ir smulkiai išnagrinėtos funkcijos su teigiamu krypties koeficientu ir su neigiamu, o va kai jis lygus 0, kas tada įvyksta, kaip atrodo grafikas, kokios savybės yra tokios funkcijos, jau palikta patyrinėti patiems vaikams. Be abejo, mokytojas toje diskusijoje, tame tyrinėjime dalyvauja aktyviai. Kvadratinė lygtis. Dar šioje vietoje vaikai nemoka nei diskriminanto skaičiuoti, nei žino kvadratinės lygties sprendinių formulės, bet jie jau moka spręsti nepilnasias kvadratinės lygtis. Ir remiantis šitomis žiniomis, jiems siūloma pasvarstyti, padiskutuoti, jeigu mes užrašytumėm kvadratinę lygtį pavidalu x minus m kvadratu lygu n, kaip priklauso sprendinių skaičius nuo m ir n reikšmių. Irgi tokia patiems vaikams pasiūlyta diskusija ir tyrinėjimo objektas. Kvadratinę funkciją. Prašome nubraižyti funkcijos grafiką, funkcija duota ir padiskutuoti, pamastyti, pasvarstyti, ar būtų teisingas teiginys, kad jeigu diskriminantas neigiamas, tai kvadratinė funkcija visoje apibrėžimo srityje įgyja tik teigiamas arba tik neigiamas reikšmes. Ir va čia šitoje vietoje vaikai ir turėtų patyrinėti, o kas įvyksta tada, kai diskriminantas teigiamas, kai jis lygus 0, kai neigiamas. Aptikti tos dėsningumus ir padaryti išvadą, ar toks teiginys būtų teisingas. Toliau po pasvarstykime eina 4 įvadiniai uždaviniai, kurių užduotis irgi apriepti visus skyrelio pagrindinius faktus, pagrindinės savokas. Ir uždaviniai išdėstyti sunkėjimo tvarka. Pirmas uždavinys atitinka slenkstinį pasiekimo lygį, antrasis patenkinamai, trečias pagrindinį, ketvirtas aukštesnįjį. Be abejo, aukštesnių gebėjimų mokiniai turi mokėti išspręsti viską, žemesnių gebėjimų jau pagal mokytojas pats nusprendžia, kokios apimties vaikai gali spręsti tokias užduotis. Pavyzdžiai iš vadovėlio, čia pateikiam 2 pavyzdžius iš 2 skyrelių, paimti ketvirtukai. Tai galima įsitikinti tas sunkėjimas, kaip mes įsivaizduojame, eina sunkėjimo tvarka. Tarkim, skaičių seka kairėj pusėje turime ketvirtuką. Pirmas uždavinys, surašyti 4 pirmieji sekos nariai, reikia apskaičiuoti 5. Dėsningumas labai nesudėtingas, lengvai aptinkamas ir reikia tiesiog užrašyti, koks skaičius bus kitas. Antras, jau čia orientacija į sekos nario numerį. Reikia išvardinti, su kokiais numeriais yra nariai tarp 1 ir 6. Tai tikrai į tokį žemesnių gebėjimų dar orientuotas uždavinys. Tačiau jeigu mes paimsime, sakykime, E ir F dalį, kur prašo tarp n-3 ir n+1,
nario išvardinti, kokie bus sekos nariai, tai jau truputėlį toks abstraktesnis dalykas ir jau tie gebėjimai, tas reikalavimas kyla, ne, jau vaikų gebėjimams. Trečias uždavinys, turime n-tojo nario formulę, turime apskaičiuoti, vėlgi pradžioj paprašiau 1 ir 12 su konkrečiu skaičiumi, paskui katai ir n+3 narį. Ir 4 uždavinys jau duoti skaičiai ir mes turime ne tik nustatyti dėsningumą ir parašyti kitą sekos narį, bet ir turime tą dėsningumą užrašyti formulę. Ne? Toks sudėtingiausias veiksmas iš visų, ką jie ten mokėsi šiame skyrelyje, tai jau tą dėsningumą apipavidalinti į formulę. Jeigu nagrinėtumėm antrąjį pavyzdį iš kvadratinio trinario skaidymo dauginamaisiais, tai logika ta pati. Pradedam nuo paprasčiausio dalyko, nustatyti, kurie iš pateiktų skaičių yra kvadratinio trinario šaknis, o baigiame užduotimi su parametru. 4 užduotis jau klausia, su kokia m reikšme kvadratinio trinario, kuriame yra parametras m. Vienas iš tiesinių dauginamųjų yra x-4. Tai jau turime ir išskaidyti, ir pagalvoti, kas ten darosi su tais dauginamaisiais. Tai dabar pakalbėsim apie uždavinius truputėlį. Skiriam nemažą dėmesį uždaviniams, jų ir kiekiui, ir įvairiam sunkumui. Tai aš paskaičiavau, kad tų skyriaus visų, kurie kaip uždavinys su U raidė ir numeriu žymimi, jų yra 262, o kartojimo uždaviniai per visus skyrius jų yra 211 su raide K, taigi 473 uždaviniai gaunasi. Ir dar plus priedo be jokios raidės numeruojami tie, kur prie skyrelius pakartoti, jų dar 44. Taigi uždavinių tikrai yra daug ir čia truputėlį pademonstruosim, kad ir lengvų yra ir sunkesnių. Taigi, taip, čia faktiškai tą ir pasakiau, kas surašyta. Visi uždaviniai išdėstyti sunkėjimo tvarka ir kiekviename skyrelyje, ir paskui kartojimo skyriuose po kiekvieno, kartojimo dalyje po kiekvieno skyriaus jie irgi eis sunkėjimo tvarka. Keli pirmieji uždaviniai atitinka slenkstinį ir patenkinamai pasiekimų lygius, tolimesni, vidutinį ir aukštesnį. Na, nemažai įdėjom praktinio turinio uždavinių, kurie susieti su supančiu pasauliu. Na, o dabar čia norisi parodyti, kad tikrai yra daug lengvų uždavinukų. Va tema kvadratinės lygties samprata. Ir va pirmieji uždavinukai, 12 uždavinių, arba 12 pavyzdžių, ar lygtis yra kvadratinė. Tikrai galima per šitiek jau nemažai įsisavinti. Nurodykite kvadratinės lygties koeficientų reikšmes. Na, irgi nėra sudėtinga, nežiūrint to, kad netgi koeficientas su šaknim parašytas, bet visgi kuris koeficientas A, kuris B, kuris C, nesunku atsirinkti. Taip pat nesunku sudaryti kvadratinę lygtį, kurios koeficientai jau būtų nurodyti. Čia dar jo tęsinys eina. 138 tikrai irgi tinkamas dar ir žemesnių sugebėjimo lygmenų mokiniams, nors ir baisiai skamba įrodykite, kad skaičiai yra lygties sprendiniai, bet tai yra gera proga vaikams pasakyti, kad nereikia bijoti žodžio įrodykite, vietoj įrodykite. Tegul jie pirmiausiai savo mintyse pasako, patikrinkite, ar skaičiai yra lygties sprendiniai, o tada žodis įrodykite, kad jie yra, tai jiems yra tiesiog pasufleravimas, kad jie tikrai turės būti sprendiniai. Ir jeigu gavai, kad nesprendinys, tai tiesiog turi ieškotis klaidos. 139 uždavinys, tai čia yra 7 skaičiai, kuriuos reikia patikrinti 12 trinarių. Aišku, turbūt ne vienas mokinys neišspręs jų visų, bet slenkstinio lygio mokiniams tikriausiai 0, 1, 2 ir 3 bus tinkami ir ypač į pirmasias
3 eilutes, aukštesnio gebėjimo vaikams tiks ir neigiami, ir ta paskutinioji eilutė. Na ir tikrai dar neaukšto lygio uždavinukas ir 140, tiesiog atskliausti ir parašyti lygti standartinę išraišką. Dabar kitos skyriaus tiesinės funkcijos, 6 pirmieji uždaviniai, tai irgi nustatyti koeficientų reikšmes, užrašyti pavidalu kx plus b ir pasakyti koeficientų reikšmes, tada porą uždavinių nustatyti, kuri lygybė yra teisinga, kai kažkas žinoma. 85 ir 6 irgi tokie tipiniai uždavinukai. Viename žinant x reikia apskaičiuoti y, jeigu paprastai sakant, o kitame žinant y apskaičiuoti x. O čia norim parodyti, kad uždaviniai yra ir labai įvairūs. Tiesinėje funkcijoje pirmiausiai 4 pavyzdžiai, kur reikia remiantis lenteliai surašytais skaičiais nustatyti, ar ta priklausomybė yra tiesinė, tada patikrinti, ar taškai priklauso funkcijos grafikui, vėlgi apskaičiuoti funkcijos reikšmę taške ir palyginti 2 funkcijas taškuose. 90-ame abiejose pavyzdžiuose yra 3 tiesės nupieštos ir 4 lygtys, kad vaikai nustatytų kiekvieną iš jų, kuri yra kuri. Ir 4 būtent praverčia tam, kad kai jau 2 suras, neatsipūstų, kad savaime aišku, jog 3 jau dabar bus ta, kuri liko, reikės ir ją dar nustatyti. 91 reikia pasirinkti, kurie A ir B ženklai, kurios tiesės, o 92 jau patiems sugalvoti ir užrašyti, tai A ir B, kur kokie ženklai. Na, čia iš dalies tik tai matosi dešinėje pusėje, bet čia taipogi grafiką reikės susijęti su lygtimis tame viršutinėme. 94 irgi, kuris eskizas, kurios 95 jau reikės užrašyti patiems tiesę per 2 taškus ir taip toliau. Na ir čia užduočių įvairovė kvadratinėje funkcijoje. Taip, tai pradžia, kaip ir kvadratinėje lygtyje, nesudėtinga, nurodyti koeficientus, tada užrašyti kvadratinę funkciją, kad koeficientai būtų tokie, tai dar 215 beje, toks gana įdomus uždavinėlis, kur klausė, kiek skirtingų kvadratinių funkcijų galima sudaryti. Tai 3, 5 ir 7 mes galim bet kurį skaičių vietoj bet kurio koeficiento rašinėti ir tuo pačiu nežymiai pasikartoti kaip ir kombinatorika, kai visi skaičiai skirtingi, tada B dalyje kai 1 nulinis, C kai 2 lygus, D visai kai 0 ir 2 vienetukai. Na, toliau funkcija vėlgi taške skaičiuoti, o jau dešinėje pusėje, tai ir nubraižyti grafiko eskizą ir kas jau dar rimčiau yra, 25 pratimas, tai iš grafiko eskizo jau pačiam užrašyti funkcijos formulę. Na ir kiti čia tokie jau, ir įprasti, ir kažkiek tai rimtesni. Toliau skyrius tęsiasi skyriaus apibendrinimu. Žalsvame arba melsvame fone, čia priklauso nuo skyrelio, ten skirtingi atspalviai, bus sukoncentruota visa teorija. Tai yra apibrėžimai, formulės, taisyklės, kairėje to žalio puslapio pusėje, taip čia kaip atrodo kaip apibrėžtas, o dešinėje kiekvienam iš tų teiginių yra padarytas pavyzdėlis, kaip tas atrodo. Viskas iliustruojama trumpais pavyzdžiais. Tai labai patogu ir pakartoti jau išėjus visą skyrių. Patogu galbūt pakartoti bus, jeigu jie turės tą vadovėlį ir 10 klasėje rengiantis pupui, nes visgi kažkokius skyriukus apsibendrinti būtų visai gerai. Taigi, kartojimo uždaviniai,
kaip ir minėjau, taip pat yra išdėstyti sunkėjimo tvarka. Šitie uždaviniai kartojimo jau yra skirti aukštesniesiems lygiams, vidutiniam ir aukštesniajam, kol slenkstinio lygmens mokiniai spręs tuos lengvesniuosius, jau stipresnieji galės iš čia spręsti ir gilinti savo žinias. Kiekvienas skyrius baigėsi įsivertinimo užduotimi. Įsivertinimo užduotyje yra visų skyrelių tematika, visos medžiagos tematika. Ir jie yra 2 rūšių. Dalis su pasirenkamaisiais atsakymais, dalis trumpojo atsakymo. Na ir skaitmeninėme vadovėlio variante bus interaktyvus toksai testas ir jo ten numatomi 2 variantai. Na ir kadangi samprotaut matematiškai, norint vaiką išmokyti, jiems reikia pabrėžti, kad sprendimo būdų ir kelių yra labai įvairių, kad matematikos uždavinio sprendimas tai nėra kažkokio vienintelio kelio žinojimas. Tai yra bet kokio kelio ieškojimas, kuriame reikia tiesiog logiškai ir tiksliai kažką atlikinėti. Tai tam, kad galima būtų parodyti įvairias būdus ir skirtingas galimybės, šiaip jau, kaip žinot, ne visi metodai yra įtraukti, atnaujinta bendrąją programą. Todėl vadovėlyje yra ir neprivalomų skyrelių su papildoma medžiaga ir tiesiog trumpų intarpų skyrelio gale su taipogi papildoma medžiaga. Manom, kad aukštesnio pažinimo lygio siekiantiems mokiniams su tuo verta bus susipažinti ir kai ką tikrai lengviau spręsti. Na ir kadangi, kaip minėjom, diegti mokiniui supratimą, kad sprendimas tai nėra vienintelio kelio ieškojimas, tai mes pateikėm tarp tų visų pavyzdžių įvairius sprendimo pavyzdžius, akcentuojam pačią sprendimo eigą, taikomus dėsningumus ir taisyklės. Na, o čia surašyta, kas yra įtraukta. Kadangi šitos serijos jau ir progimnazinių klasių vadovėliuose, konkrečiai 6 klasėje yra apibrėžtas modulis, labai trumpai, kaip atstumas nuo nulinio taško iki konkretaus skaičiaus, konkrečios koordinatės tiesėje, tai čia modulis taip pat panaudotas ir jis labiausiai čia praverčia funkcijos kilnojime aukštyn, žemyn, kad įvardinti tiksliau, kaip tai naudojama. Neįrodinėjant, tiesiog irgi nurodyta tiesių statmenumo sąlyga. Vieto teorema yra atskirų skėrelių parašyta ir tikrai stipriesiems mokiniams ir netgi vidutiniokams kartais vieto teorema turbūt padeda lengviau surasti sprendinius. Žinoma, kai atitinkami ir ženklai su neigiamu laisvuoju nariu jau truputėlį sunkiau, bet jeigu koks x kvadratu minus 5x plus 6, tai tikrai labai nesudėtinga ir vidutiniams mokiniams tą surast. Parodom redukuotos kvadratinės lygties sprendinių formulės. Na ir kaipgi apibrėšim parabolės simetrijos ašį, jeigu nebus tiesės užrašytas lygiagrečios ordinačių ašiai. Tai čia taip pat parodyta yra, kaip tas daroma. Na ir kaip jau buvo minėta anksčiau, komplektas tai nėra tik popierinis vadovėlis, tai dar yra ir papildomos dalis. Viena iš tokių dalių tai skaitmeninis vadovėlio komplektas. Jis būna atskirai paruoštas mokiniui ir mokytojui. Mokytojo versija yra platesnė, joje daugiau informacijos, daugiau visko įdomaus ir naudingo.
Tai ką matys mokinys savo skaitmeniniam vadovėlio komplekte? Tai skaitmenizuota vadovėlio versija, viskas, kas yra popierinėme, yra perkelta į skaitmeną, bet papildyta dar turinys yra praplėstas papildomais interaktyviais mygtukais, apie kuriuos pakalbėsiu truputėlį vėliau. Taip pat pasitikrinimo užduotis čia yra interaktyvios, vaikas gali išspręsti ir realių momentų sužinoti savo rezultatą. Jeigu jis nepatenkintas savo rezultatu, jis turi antrą bandymą, antrą variantą, kažką pakartos dar ir gali pabandyti dar kartą išlaikyti tą pasitikrinimo testą ir vėl įsivertinti, pamatyti rezultatą. Mokytojo komplektas yra papildytas visų uždavinių atsakymų, tai yra ir kartojimo uždavinių, ir teminių uždavinių atsakymai yra pateikiami. Yra pateikti sunkesnių uždavinių pilni sprendimai su paaiškinimais ir taip pat skaitmeninis vadovėlio komplektas mokytojui bus papildytas patarimais mokytojai. Į ką atkreipti dėmesį, kaip patariam dėstyti, kokius metodus naudoti, sprendžiant vieną arba kitą užduotį, tas irgi atsiras skaitmeninėme komplekte mokytojai. Dabar apie interaktyvius mygtukus. Jų yra keli, tai mygtukas internetinė nuoroda, galbūt jis taip rečiau naudojamas, bet visgi gali būti nuoroda į tam tikrą internetinę svetainę ar kažkokį resursą, kur galima paskaityti, surasti papildomos informacijos, paskaityti įdomų faktą arba kažką panašaus. Ir bus papildyta mokomaisiais filmukais, tai trumpa filmuota medžiaga iki 3 minučių. Irgi tai gali būti kažkokio sprendimo būdo parodymas jau taip gyvai, ne tekstu, bet kaip aiškina mokytojas. Tai gali būti kažkoks įrodymas pagal poreikį, tiesiog kaip autoriai sugalvos ir kas bus nufilmuota. Greitoji pagalba. Tai mygtukas orientuotas į mokinį, labiau skirtas mokiniui. Jis atsiranda prie sunkesnių, tokių įdomesnių matematiškai uždavinių. Kai mokinys negali sugalvoti, kaip spręsti, tai paspaudęs greitąją pagalbą, jis mato patarimą, nurodymą, į ką atkreipti dėmesį, arba kokią teoremą panaudoti, arba kokią formulę panaudoti, arba kaip pertvarkyti. Kažkoks greitas patarimas, trumpas, bet kuris užveda ant to kelio, kur ieškoti tiesos, kaip spręsti. Kitas būdas, tai prie teorijos dažniausiai naudojamas mygtukas, tai arba kitas įrodymo būdas, ar kitas užduoties sprendimo, ar pavyzdžio sprendimo būdas ir panašiai. Ir mygtukas daugiau. Po šiuo mygtuku gali slėptis labai daug kas, tai gali būti ir papildomos užduotis, sakykime, gabesniems vaikams, tai gali būti papildomos užduotis kaip tik slenkstinio lygio vaikams. Tai gali būti daugiau teorinės medžiagos, tai gali būti kažkokia papildomas įrodymas, kuris visai neįtrauktas į programą, bet, sakykim, kaip įdomų faktą galima parodyti. Tai irgi variacijų labai daug gali būti. Ir aš norėjau, kadangi 9 klasės skaitmeninės vadovėlio komplektas dar yra rengiamas ir aš jo pademonstruoti negaliu, bet aš trumpai norėjau pademonstruoti, kaip atrodo skaitmeninės komplektas mokytojai ir kaip pavyzdį parodyti 5 klasės vadovėlį. Tai aš tuoj persijungsiu. Taip. Taip, aš prisijungiau prie savo paskyros ir va čia turiu 5 klasės
skaitmeninį vadovėlio komplektą mokytojai. Tai iš karto, kai tik tai atsidaro tas komplektas, mes matome jo dalis, iš ko jis susideda. Taip pat vadovėlis, teminiai uždaviniai, kartojimo uždaviniai, pasitikriname, tai va tie testai vadinamieji, apibendrinimas, skyreliai, visi skyreliai, visos tos dalys sudėtos atskiromis knygomis ir patarimai mokytojų galima irgi skaityti kaip knygą. Tarkim, jeigu mes paspaudžiam ir norime matyti vadovėlį, tai vis kitame puslapyje matysime kiekvieno skyrelio teorinę medžiagą kartu su pasvarstykime ir įvadiniu uždaviniu 4. Ir čia jokių uždavinių mes nematom, tik teoriją ir tos įžanginius. Jeigu mes norime patekti į šios temos teminius uždavinius, yra ikonėlė, kurią paspaudžiam ir atsiverčia užduotis. Dabar tik tai aš užstoja man valdymo juostą. Grįžtam prie vadovėlio. Dabar turbūt per smulkiai matosi, ne, kai aš taip sumažinau. Smulkokai, dar galim padidinti. Bet man užstoja, aš paskui negaliu persijungti iš vieno puslapio į kitą. Bandysiu taip. Taip, dabar sakykime 10 puslapyje mes matysime mygtuką mokomasis filmukas. Apvaliname iki nurodytos skyriaus. Jeigu mes paspausime šitą ikonėlę, tai atsidaro filmuota medžiaga atskiram lange ir mes galime peržiūrėti tą trumpą filmuką. Mokinys gali tą daryti namuose, galima rodyti per pamoką, jau čia kaip mokytojas sugalvos. Tarkime, 14 puslapyje mes matome, kad yra įdėtas ir filmukas, ir yra mygtukas daugiau. Aiškinama skaičių sudėtis stulpeliu, bet paspaudę mygtuką daugiau, vaikai gali pamatyti, o kaip dar galima sudėti patogiai triženklius skaičius. Išskaidyti į šimtus, dešimtis ir vienetus ir atskirai skiltimis sudėti. 30 puslapyje pasižymėjus, kad yra kitas būdas irgi. Taip pat irgi yra teorijos aiškinimas, dalyjame iš 9 ir iš 3, yra pateiktas pavyzdys ir pagrindžiama, kodėl skaičiai, kurių skaitmenų suma dalyjasi iš 9, dalyjasi iš 9. Ir paspaudę kitą būdą mes matome kitą paaiškinimą, kitą įrodymo būdą, kodėl dalumo iš 9 požymis yra būtent toks. Teminiai uždaviniai, jeigu mes jungsime teminius uždavinius, tai va čia pamatysime tą mygtuką greitoji pagalba. Uždavinys ir šalia uždavinio yra mygtukas. Jeigu mokinys perskaito, nesupranta, nesugalvoja, kaip jam spręsti šitą sunkesnę užduotį, tai paspaudęs mygtuką, jis pamato tam tikrą pagalbą. Visų uždavinių atsakymus mato mokytojas. Tai vat mes dabar yra mokytojo komplekte, dėl to prie uždavinių matome atsakymus. Paspaudę mes matome visų uždavinių atsakymus, patenkame į kitą knygą. Ir, kaip minėjau, sunkesni uždaviniai pateikiami su sprendimais, tai va tarp atsakymų, kai kurių numeriai yra raudoni ir paspaudę ant to raudono numerio mes matysime pilnai užduoties sprendimą. Tai panašiai, labai panašiai, o gal ir taip pat atrodys 9 klasės skaitmeninis komplektas.
skaitmeninis komplektas, o mokinio jis yra truputėlį siauresnis tik tiek. Taip, dabar kita dalis, tai savarankiški ir kontroliniai darbai. Bus išleista knygutė savarankiškų ir kontrolinių darbų ir galima nusipirkti prenumeratą konstruktoriui Kurkė SKD, kurio pagalba galima bus sukonstruoti ir savo variantus. Savarankiški ir kontroliniai darbai, jų apimtis, jų kiekis planuojamas toks, kad kiekvienam skyriui rengiam po 3 savarankiškus darbus ir 1 kontrolinę. Visi darbai rengiami 2 lygiaverčiais variantais. Savarankiško darbo tematika apima 1 arba 2 skyrelius, o kontrolinio darbo tematika tai jau viso skyriaus medžiaga. Struktūra visų darbų yra ta pati, vienoda. Siekiama pratinti mokinius prie pagrindinio ugdymo pasiekimo patikrinimo užduočių struktūros ir formuluočių, todėl kiekviename darbe dalis užduočių bus su pasirenkamaisiais atsakymais, dalis trumpojo atsakymo ir dalis atviro klausimo, kai reikia pateikti pilną sprendimą. Ir planuojama po 2-4 uždavinius kiekvienai grupiai. Kontrolinį darbą sudarys 10 privalomų uždavinių. Trukmė orientuojamės į 1 pamoką 45 minutės. Iš viso darbas įvertintas 30 taškų, iš kurių 10 atitinka slenkstinį pasiekimų lygį. Bus pateikta orientacinė taškų ir pažymio atitikmens lentelė. Savarankiškas darbas, jo struktūra nėra tokia griežta, nes laikomės nuostatas, kad mokytojas turi turėti tam tikrą laisvę pasirinkimo, kai planuoja savarankiškus darbus. Viskas priklausys nuo tos konkrečios klasės, su kuria mokytojas dirba ir kokius tikslus kelia. Rinkinyje, kiekvieno savarankiško darbo rinkinyje, užduočių kiekis bus perteklinis ir mokytojas galės varijuoti darbo sunkumą, parinkti dalį užduočių iš lengvesnės grupės arba dalį užduočių iš sunkesnės. Nenurodome taškų skaičius, mokytojas gali sudėlioti akcentus priklausomai nuo darbo tikslo. Nenurodome darbo atlikimo laiko, nes vėlgi mokytojas gali planuoti savarankišką darbą trumpesnį ir užimti tik dalį pamokos, gali planuoti ir rašyti ilgesnį laiką negu 1 pamoką. Ir turėdamas savarankiškų darbų medžiagą, mokytojas gali konstruoti iš kelių darbų 1 arba atvirkščiai 1 išskaidyti į kelias smulkesnius. Ir va čia jau labai palengvins tą darbą Kurkė SKD. Tai kompiuterinės matematikos savarankiškų ir kontrolinių darbų konstruktorius, jis prenumeruojamas atskirai. Bet konstruktoriaus naudotojai gali susikurti naujas užduotis, pasirinkdami uždavinius iš bet kurios temos iš tos knygutės. Tai visos užduotis absoliučiai iš knygutės bus sudėtos į konstruktorių ir mokytojas turės visišką laisvę, kaip sugrupuoti tas užduotis tarpusavyje. Ir išsaugoti sukurtas užduotis savo pavadinimais, atspausdinti, tai va, suformuoti tą gražų PDF failą ir turėti jau medžiagą, kurią gali paduoti vaikams sprendimui. Tai tiek apie 9 klasės vadovėlį ir visą seriją. Tai dar kartą norime priminti, kad matematika visiems yra geriausias jūsų pasirinkimas. Neturint krūvą knygų ant savo stalo, kitų leidyklų, kitų serijų, manome, kad šitas vadovėlis yra tikrai vertas dėmesio ir jį mokytojas turi turėti. Leidykla tikrai stengsis, kad jūs galėtumėte ir turėtumėte galimybę įsigyti šios vadovėlius ir bus siūlomos įvairios akcijos ir nuolaidos, tai tikrai stebėkite naujienas. Ir dar kartą noriu atkreipti dėmesį, kad tos stipriosios dalys šito vadovėlio, tai labai aiški ir suprantama struktūra, tai nuosekli numeracija uždavinių, yra labai aiškus išdėstymas sunkėjimo tvarka uždavinių, pakankamas užduočių kiekis visiems pasiekimų lygiams ir labai aiškus ir nuoseklus lakoniškas medžiagos dėstymas.